Kuo savo šou nustebino Adrina? Ką po koncertų prisipažino grupė 2 Karolis ir Donatas? Kas tęsia atrankas į Euroviziją? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Gruodžio 27-osios vakarą Klaipėdoje nugriaudėjo didžiausias Adrinos karjeros koncertas. Sausakimšoje Švyturio arenoje žiūrovus pasitiko milžiniškų kalėdinių žaislų virtusi scena, o populiariausius atlikėjos hitus kartu atliko ypatingi svečiai. Didžiausioje pajūrio renginių erdvėje susirinkusią publiką pasitiko elegantiška fotosienelė ir milžiniškų sidabrinių kalėdinių žaislų ir raudonų kaspinų dekoruota scena. Garsiomis ovacijomis Adriną pasitikę žiūrovai atsistoja šielo nuo pat pirmųjų akordų, o ugnies, šviesų ir fejerverkų efektų kupinas šou virto didžiulę šventę, nepaisant pajūryje siautusios audros. Koncerto metu Adrina atliko didžiausius milijonus perklausų muzikos platformose renkančius hitus, o keletui populiariausių kūrinių į sceną pasikvietė ypatingų svečių – grupes Žemaitukai, Sad Boy bei savo bendražygį televizijos projekte žvaigždžių duetai Naglį Bierancą, su kuriuo žiūrovus nustebino uždainavę žemaitiškai. Vakaro metu Adrina nekartą kreipėsi į publiką ir atviravo, kad jos karjeros pradžia nebuvo lengva, tad be galo džiaugiasi šiandien matydama pilnutėlę areną. Bet man dar tik 24 metai, todėl tai tik pradžia, sakė Adrina. Atlikėja taip pat nepraleido progos už nuolatinį palaikymą padėkoti savo sužadėtiniui, muzikos prodiuseriui Donatui Tamašauskui Jones, bei scenos bendražygiai Jordanai Butkutei, kuri Klaipėdos arenoje koncertą stebėjo kartu su vyru Eligijumi Strasevičiumi. Nerealu. Geriausias koncertas Klaipėdoje šiais metais. 100%. Muzika, energija, stilius, dekoracijos. Viskas nerealiai. Šiandien su vyru atvažiavom iš Palangos per audrą ir vėją, bet dėl tokio šou verta. Jokia audra nebaisi. Po renginio įspūdžiais dalinosi gerbėja. Atlikėja žiūrovus jau yra pakvietusi kitąmet susitikti Kauno dainų slėnyje, kur birželio 12 dieną surengs didžiausią savo solinį koncertą po atviru dangumi. Yra koncertų, kurie pasibaigia paskutiniu akordu. Ir yra tokių, po kurių dar ilgai virpa ne tik scena, bet ir žmonės. Būtent toks buvo areninis grupė 2 Karolis ir Donatas turas Už laiką. Pirmasis toks didelis, ilgiausiai brandintas ir emociškai stipriausias per visą dueto kūrybinę istoriją. Kaip sako atlikėjai, tai nebuvo tik koncertai didžiausiose arenose. Tai buvo 1,5 metų darbo kulminacija, 10 metų muzikos kelio koncentratas ir gyvas įrodymas, kad ryšys su publika gali peržengti scenos ribas. Šiaulių, Klaipėdos Švyturio ir Kauno Žalgirio arenose vyko tai, apie ką svajoja dauguma atlikėjų. Masinis publikos šėlsmas kartu, tūkstančiai balsų susiliejusių į vieną emocinį pulsą ir jausmas, kad kiekvienas salėje esantis žmogus yra ne stebėtojas, o renginio bendrakūrėjas. Kūnas vis dar virpa, atrodo, norėtųsi pamiegoti. Tiek daug energijos visiems turo koncertams buvo atiduota. Šiam turui ruošėmės 1,5 metų ir dabar ištiko realybė. Viskas ėmė ir staiga baigėsi. Kas buvo arenose, ypač Kaune, tai buvo nurautai nerealu. Kas įvyko gražiausio, tai, kad gavome 10 laiškų rašytų ranka. Žmonės tiek savęs įdėjo, tiek gavom žinučių su padėkomis už tai, ką darome. Norisi didžiausią padėką skirti visiems, kurie prisidėjo prie milžiniško darbo, kuris, kaip ir minėjau, truko 1,5 metų. Tai didelis laiko tarpas, didelės darbų apimtis. Dėl to visiems susirinkusiems, o taip pat ir kūrybiniai grupiai, norisi tarti didelį ačiū. Įspūdžiais dalijosi Karolis Akulavičius. 10 metų 2 Donatai ir jau mudviejų grupė 2 Karolis ir Donatas muzikos istorijos galinga kulminacija tiesiog sprogo akimirksniu. Už laiką, už tą, kurį skiriame dainoms, muzikai ir nuostabiausiai mūsų publikai. Įtampa, nemigo naktys, beprotiškas jaudulys. Visa tai atpirko publikos plojimai ir nuoširdus bendravimas per muziką. Arenos. Tai buvo taip, ko visada siekia atlikėjai. Vienoje vietoje susirinko daug žmonių tikinčių mūsų darbų ir tik dėl mūsų. Sakė kitas grupės narys Donatas Balvočius. Tai buvo ne tik koncertai. Tai buvo patirtis, kurią dar ilgai prisimins ir atlikėjai, ir visi buvę ten, kur laikas tą vakarą iš tiesų sustojo. Prisipažino atlikėjai.
Vasario 7-ąją įvyko dar viena, jau trečioji, nacionalinės Eurovizijos atranka. Joje, kaip ir praėjusiose laidose, pasirodė dar 8 dalyviai. Savo pasirodymus atliko Agata Ray, Juozas Martin, Justė Oš, Akirė, Lady Ice, Aurimas Papečkys, Paulė ir grupė Black Biceps. Juos akylai stebėjo ir vertino projekto komisija. LRT populiariosios muzikos redaktorius Ramūnas Zilnys, režisierė ir atlikėja Kamilė Gudmonaitė, kompozitorius Jievaras Jasinskis, LRT laidų vedėja pianistė Gerūta Griniūtė bei roko grupės Abudu narys Lukas Keraitis. Vakaras prasidėjo Agatos Ray pasirodymu ir jos daina Gravity Lies. Pasak atlikėjos, šis kūrinys kalba apie tai, kad mūsų baimės ir abejonės meluoja. Mes turime patikėti savimi ir žengti pirmą žingsnį. Antrasis scenoje pasirodė atlikėjas ir dainų autorius Juozas Martin, jau daugelį metų nuosekliai kuriantis Lietuvos muzikos padangėje. Šių metų nacionalinėje atrankoje jis pristatė kūrinį Atmerk akis. Pasak atlikėjo, daina gimė iš asmeninių patirčių ir vidinių ieškojimų. Trečioji vakaro dalyvė Justė Oš atliko specialiai šių metų atrankai sukurtą dainą Gaisras apie vidinį išsilaisvinimą, norą judėti pirmyn ir pasikartojančius gyvenimo procesus. Tai gyvenimo skauduliai ir patirtys, mano vidinė istorija, kaip ugnis esanti manyje, bet kuri gesinama neužgęsta ir skverbiasi tolyn, sakė ji. Iš televizijos projektų gerai pažįstama atlikėja Akirė nacionalinės atrankos scenoje laimę bandė su daina Šiluma. Akirė prisipažino, jog ši daina jai labai svarbi, parašyta apie jos velionę močiutę, apie žmones, kurių su mumis jau nebėra. Lady Ice prieš porą dešimtmečių buvo užkopusi į populiarumo aukštumas, tačiau karjeros viršūnėje savo muzikinę veiklą nusprendė nutraukti ir kuriam laikui iš scenos buvo pasitraukusi. Prieš porą metų supratusi, kad be muzikos ir scenos negali, sugrįžo, o šiemet paskatinta vyro, su daina Mes siekiam žvaigždžių, debiutavo ir Eurovizinėje atrankoje. Ši daina yra apie tai, kad visi esame priklausomi nuo meilės, kuri yra visur. Toji meilė gali būti kaip nuodėmė, kaip ugnis, kaip vėjas, sakė Aurimas Papečkys. Šiemet jis atrankų scenoje pasirodė su daina Tu mano. Vakarą tęsė 2011-aisiais Lietuvai vaikų Eurovizijoje atstovavusi Paulė. Su daina Sako, ji vylėsi pasirodyti ir didžiojoje konkurso scenoje. Tikrai tikiu, kad mano daina gali laimėti, girdžiu ją skambančią visai Europai didžiosiose arenose, neabejojo Paulė. Vakarą užbaigė praėjusiais metais su trenksmu atrankose debiutavusi ir finale ant kojų Žalgirio areną pakėlusi grupė Black Biceps. Savitų humorų ir energingais pasirodymais garsėjantis atlikėjai šįkart teigė esantis rimtai nusiteikę ir turintys aiškų tikslą. Mes mėgstame žaisti, bet šį kartą žaidimas labai rimtas. Let me cook yra mūsų pareiškimas. Mes atėjome ne tik pralinksminti, bet ir laimėti. Susumavus žiūrovų ir komisijos balus į finalą pateko Black Biceps su daina Let me cook ir Paulė su kūriniu Sako. Iš viso šių metų atrankoje 40 dainų. Kiekviename pusfinalyje pasirodo po 8 dalyvius, iš kurių 2 surinkę daugiausiai komisijos balų ir žiūrovų balsų keliauja tiesiai į finalą. Vasario 27-ąją vyksiantį Vilniaus Twinsbet arenoje. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime lygiai po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, nusiprenumeruoti kanalą bei pasidalinti video su kitais. Iki!